Data vaira tiesiog kitą pusę jas. Sveikinau, ką tik nudariau. Autobusas išjuda. Šiandien dabar yra galimybė. Ten nueinate, pilotai laukia su lėktuvu. Laukia keli lėktuvai, daugeliečiai, kiek supranta, vienam žmogui galima pasirašyti skristi.
Vieną šoną, viena sėdinė, susėskit visi. Į Klaipėdą važiuojam pro Zarasus. Tinka. O, neįsvėdė. Ai, Ryga, tai jau nuo Klaipėdos kaip noris jau. Įtariu, užtrūktumėm biškį čia nulėti. Visi pavartė. Istorinio autobuso ratuką padarėme. Kai kurie jau tikrai, žinau, esat važiavę, kai kurie net, galbūt ir net nėra matę. Jau yra išnykę šitie autobusai, jau jų nėra. Anksčiau jų buvo tikrai labai daug prigaminta, tūkstančius prigaminta. Šitas autobusas yra iš Lietuvos, iš Joniškio konkrečiai. Mes jį pirkome prieš kokius 10 metų, visą buvom išardę. Per naują surinkome. Mūsų kolekcija yra panašių autobusų apie 30 vienetų. Šį kartą jūs tik tai 2 matėte. Pavasarį mes buvom pristatę čia beveik 12 autobusų. Nu, ten buvo kitas renginys, bet mugė, būsit kitais metais, mes vėl autobusų turbūt privešime. Buvo 2024 metų ir 1924 buvo toksai skirtumas. Šisgi kažkur per vidurį yra. Bet jau yra... Ne, dabar ne į muziejų, bet čia ratuką padarom. Muziejų grįšime. Taip, kad jeigu... Nu va, pusę darbo padaryta, užsivedė. Garsai tokia turi būti. Jeigu tokių nėra, reiškia, kas yra netvarkoj. Kuro sąnaudos yra maždaug 30-35 litrai 100 kilometrų. Tai čia yra, nu, dabar jau kosmosas yra. Bet jau žinoma ne, bet tuo metu, kai buvo gaminama, tai buvo normalu, natūralu. Ir greitis kosminis čia dabar. Lekiant, tai jau lekiant. Tuoj. O dabar, va, tai prisisekit saugos diržus. Jų nėra. Ai, tiesa, pamiršau, jo nėra jau. O stabdžiai, nėra stabdžių. Aš pailėsiu galvoju. Va, kaip manot, kam čia yra kabo? Elskitės dabar jau. Ai, koks sudės. 60 čia beveik. Klausyk, apsiversi. Gerai, daugiau nevažiuosiu greičiau. Bet čia turbūt maksimalus jau buvo. Nu, panašiai. Gal nelabai.
ačiū, kad buvote drąsus. Kai jūsų klaus ar važiavote istoriniu autobusu, gali drąsius kitaip. Dėkui. Jau prisiminėm senus laikus. Bet geriau tokie nesugrįžta, ne? Gal kažkaip tai... Tai mes juokaujam anksčiau apie žmogų negalvojo. Reikia padaryti. O laiko dar aš turiu? Dar turi 10 minučių. Štai va tokia retro mūgė. Štai va pasivažinėjimas su gazelka autobusiuko nuo laikų.